Labas rytas visiems. Su nauja diena, naujų rytų, nauja kava iš pat ryto. Žodžiu, šiandien bus skaudus video, skaudi tema. Daugiau gal tą temą skirsiu žmonėm, kurie remontuoja arba bando remontuoti mašinas, kurios vadinas Tesla. Žodžiu, gal ir ne Teslas tokių problemų turi, bet man tai daugiau žinomas yra Teslas. Žodžiu, gal tai šviesos ir nereikia. Tema kokia? Turbūt esat girdėję apie Teslas užgestančius ekranus. Ir kaip vieną gražų rytą, didysis ekranas arba mažas ekranas, jau mažas ekranas, rodo labai tokį, kaip sakoma, Malievičiaus, žodžiu, paveikslą. Tai juodą ekraną. Tai kodėl šiandien toks video? Video tai toks, kad žmogus ras tą ekraną užjuodusi, tai čia jam didžiausias stresas bus ir reikės jam rūpintis, kas tą ekraną jam sutaisys. Bet kaip atsitinka labai nedėkingai, taip ir yra pas manęs atsitikę ir pas žmonių, kurie visiškai nesusiję su elektronika, tai remontuoja paprastus dalykus, ten, sakykime, keičia visokias pompas, važiuoklės taisa, visą kitą, jiem reikia atsijungti akumuliatorius ir, žodžiu, kažkaip tą mašiną aptarnauti. Prie ko aš lenkiu prie to, kad atvažiavot, susivadinkim pas meistrą, bet kokį meistrą, bet kurį, nesvarbu, kuriam reikės galbūt atjungti akumuliatorių, gal jo net nereikės atjungti, tiesiog užteks atvažiuoti par žmogų, palikti mašiną, jis ten žmogus taisys kažką, padarys ten, kokį kraną pakeis mašinai. Jo žmogus, kad kažkas gal atsitikti, atsijungs maitinimus, gal ir net neatsijungt maitinimų, gal taip sutapt, kad tiesiog pas meistrą suges ekranas. Jis užges tiesiog. Ir gausis tokia istorija nedėkinga. Žmogus galvos, kad jį kažkas bando apgauti, nes žmogus, kuris remontuoja tą mašiną, gal kažką netyčia padarė. O meistras, kuris taisys visai jam nesusijusius taisys kažkokius dalykus ir jam išpuls tokią problemą, kad bus nesusijusios su jo darbo išlaidas. Ir ne dėl to, kad žmogus kaltas, ar jisai kažko nemok ten atsukti, prisukti, pajungti ir visą kitą. Ir, nereik nuvertinti žmonių, kurie varžtus sukinėja. Šiaip žmonės irgi suprotų yra. Ir tokius meistrus, kurie teisingai viską tai daro nuosekliai, tai jas reikėtų ir gerbti ir saugoti. Visus meistrus reikėtų. Be jų, taigi vartotojas, kuris labai supranta, tai su to metalo gabalu gal tik jį pasižiūrėti. Tai aš ką noriu pasakyti, žodžiu, gaunas tokia nedėkinga situacija, kad užgest ekranai servizuose, kurie visiškai nesusiję su tuo gedimu. Ir gaunas tokia konfliktinė situacija, kad meistras skambina žmogui ir sako, aš sutvarkiau to mašiną, ten pakeičiau tą ir tą, bet man ekranas neberodo, mašiną neužsivet, žodžiu. O žmogus iš savo pusės jis sako, taigi aš atvažiavau, sako, su mašina. Taigi man viskas čia veikia. Taigi čia dabar čia kaip ir tavo problemas, tu jau čia tas problemas sprask. Gerai, kai tas ekranas, sakykime, pas manęs jis užgest. Tai čia yra, tokia kaip ir, dėl to, ką žinau, kaip juos taisyti, nes, aš juos taisau kiekvieną dieną. O ką daryti tam žmogeliui, kuris su to nesusijęs? Jis apart to, kad jis jau nieko nebeuždirbs iš tos pusės, ką jisai darė, arba jis atiduos tokią mašiną negyvą ir nieko nepaims už savo darbą, arba plumai čia kažkokie konfliktai išsirutulios, žodžiu, stresai ir nervai ir visa kita. Ir aš prie ko lenkiu prie to pačią Teslas. Jie blogai padarė tą. Jie neišsprendė tos problemas. Net ne to, kad jie neišsprendė, jie netgi užšifravo duomenis, kad padarius ekspertizę ir nustačius, dėl ko tas ekranas užgesa, kad negalėtum Teslas paduoti realiai turbūt į teismą. Nes tai labai paprasta. Tu užkriptuoji atmintį, kurios negali išskaityti duomenų, negali ištraukti logų, negali ištraukti įvykių, kas atsitika paskutiniam sekundėm ir aplamai, kas darės prieš tą numirimą. Ir tu niekam nepateiksi. Tu neturėsi jokių argumentų, dėl ko tas ekranas užgesa, dėl ko jis sugeda. Sugeda tai atmintis. Atmintis turi 3000 garantuotų trinimą skaičių ciklų. Ir po to jinai patamp jau nebestabili. Jinai patamp,
dinamiška. Ir išgedus tam tikriem duomenim, jisai tiesiog sistema nebestartuoja. Ir ekranas yra pasimisjuotas. Lygiai taip pat yra su mažuoju ekranu, Tegroj, ne Inteliui, nes jis turi savo procesorių, savo atmintį, savo operacinę sistemą. Ir lygiai taip pat didžiojo ekranu. Ir galiu pasakyti labai blogą tendenciją, kuri jau vystos jau progresuojančia tvarka. Tai yra trečiukai. Trečiukai, eskės jau su Inteliais. Žodžiu, ir ten situacija yra dar linksmesnė. Su Tegra kaip ir daug ką galima padaryti. Nu, sakykime, iš 10 mašinų, tai 8 mašinom visą laiką ištraukti sertifikatus ir tu gali tą, sakykime, būsiną atstatyti mašinos, kuri buvo iki to sugedimo. O kas liečia su Inteliu, tai mikrono flešą įdves tokiu būdu, kad iš jo ištraukti nieką nebeina. Jisai tiesiog sugenda iki tokio lygio aparatiniai pusėje, kad jisai tiesiog tu neištrauksi nei iš būto sertifikatų, nei žodžiu, nieko, viskas ten. Turi tokį, kaip sakoma, negyvėlį. O su paskutinė versijom ten aplamai kažkokios yra įdomios dalykas. Toks jausmas, kad jie kažką sukabina su procesorium. Nes klonuoti realiai nebeina. Intelė šiaip klonuoti nebeina. Tai čia tokia blogoji dalis tai, kad jeigu jis užgesa trečiukų ekrans, mašina pataps tik offline. Arba sekantis variantas važiuoti į Tesla, keisti pas juos naują MCU. Amerikonam jie nekeičia. O Europai tai bus negarantinis veiksmas ir tai bus, kaip sakoma, truputėlį nepigiai. Ir taip šiaip tai darbai nepigiai gaunas Inteliui. Dėl to, kad realiai perki kitą MCU. Cielą, žodžiu, tvarkyti reikia programinę dalį, reikia tvarkyti konfiguraciją naujom MCU reikia keisti procesorių, žodžiu, ten daug visokių tokių niuansų, kurie yra sudėtingi ir darbai tie yra tikrai labai, švelniai tariant, pasakysiu, nepaprasti. Aišku, čia visiems atrodo paprasta ten tiem fotelių riteriam, kurie viską atsisėdę prie klaviatūros taiso, tai jiem ten viskas paprasta, mygtuką paspaudė ir čia viskas susitaisė. Jo. Tai va, tai aš lenkiu ant ko? Lenkiu ant to, kad žmonės žinokit, kad tos mašinas, jeigu pas kažkokį meistrą užgesa ekranai, tai, tai ne tas meistras kaltas, kuris suka tą varžtą. Nekaltinkit tų žmonių, pas kurios tos mašinas sugeda. Įsivaizduokit, kad tą mašiną pas jumis kieme sugeda. O kodėl jinai sugeda, reikėtų laiškus rašyti Maskui. Šiai dienai Lietuva jau turi atstovybę Teslos nuo sausio 15, neklystu. Tai reikėtų pretenzijas reikšti ten kažkokias už tokius visus veiksmus, tegu jie kažkokius, nežinau. Visi tarpusavį padėjoja, forumuose pasirašo, kaip yra negerai, kaip yra blogai su ta Tesla. Kad ir šito atminčių problema. O kitokių veiksmų daugiau nieks ir nesiima. Čia tokiais maišais atminčių prikeis. Tai yra, aš tik tais dalį parodau, kiek aš jau pradėjau jos kolekcionuoti. Tai yra tokia mažyti mikroschemėlį. Tokia BG korpusė, kurią reikia pakeisti. Čia daug kas sako, tai tu čia paskambinė, tai čia ką, tu čia SIM kortelę man pakeisi, tai čia SD kortelę, kaip tai nevadina. Kaip fotoaparatė kažkur 2000 metų. Ir viskas. Ir čia tik įdėsi ją ir viskas čia veiks. Viskas taip paprasta. Kaip sakoma. Tai va, tai tokios blogas naujienos. Inteliui, manau, kad nieks neįrodys jokioj šaly, kad Tesla tai yra neteisi dėl atminties išsidėvėjimo. O aš jau Tegroj buvau kažkada minėjęs, kad Tegroj atmintis sugenda dėl to, kad daug ciklų yra trynimo. Tai yra direktorijos, kuriuose rašos viduj įvykiai, tai yra logai angliškai. Logai rašos mažais paketukais, o kada užsipilda, vadinkim, tos particijos laisva vieta, tą particiją, žodžiu, trin ir iš naujo rašo, dėl to, kad flešas tokiu principu taupo savį.
Tai įsivaizduokit, ten 128 megabaitus, jisai ten 3000 kartų ištrynė ir realiai toj vietoj liko tas pats kaip ant popieriaus daug sykių rašyti su pieštuku ir trinti su trintuku, rasi skylės. Tai ten, kad vaizdžiai paaiškinti, panašiai vyksta procesai aparatiniai daly. Atmintis patampa nestabili, ją duomenys negali išsisaugoti arba išsisaugo ir po to kint, po to atsirand klaidas ir, žodžiu, tiesiog sistema miršta. Tai lygiai taip pat yra su Inteliu. O su Inteliu yra toks, vadinkim, seksas dar stipresnis. Ten yra atmintis skriptuota. Ten bet kokie failai, kurie keičias, jie keičias ne dalinai, o keičias globaliai. Vat mikrono atmintis palei paskaičiavimą turėtų laikyti 50 metų. Tai finišė 5 metai. 5 realiai metai pradėjo dviesti Intelis. 18, 19, 20, dabar į 21 metus. Pas manęs pilni kampai MCU mėtos. Išlaužinu, nežinau, pastoviai perku MCU dėl to, kad būtų ką žmonėm įdėti suremontuoti. Dėl to, kad Inteliui atminties aš nekeičiu. Tiesiog tai yra visų pirma, kaip čia pasakyti, paprašiau nupirkti dabar MCU, ją suprogramuoti, nei atlikti darbus. Tie darbai realiai gausis brangesni, negu galima dabar nupirkti MCU. Tai aš kalbu ne tos rinkas kainą ten 1000, kur ten žmonės prašo už juos. Tai yra utilizacijas įmonės, kurios arda tas mašinas dalim, tai iš ten galima jos truputėlį pigiau nupirkti. Tai tokia yra istorija su miela, nuostabia Tesla. Gaila, kad taip yra, kad jie nepasimokino iš savo klaidų, nors Tegra jie gavo pripažinti, kad jų klaida ir jie keitė tos ekranus nemokamai, po to keitė MCU plokštės viduj nemokamai. Bet jie keitė ne naujas, jie keitė jas remontuotas pas kažkokias įmonės, kurios nedekvačiai jas ten kaitina, vadinkim, net sakau, kažkada, jeigu teisingose režimuose tu lietuoji mikroschemas, tai jos yra plokštė nepakeičia spalvos. O kažkur jinai buvo atidavus tas plokštės remontuoti kažkam, tai tos plokštės ir liudukai susiraitė ir jos visas rudas patapusios tokias, netgi kai kur metalizacijas pakeitusias, violetinės spalvas patapus. Žodžiu, ten remontuotas plokštės, jeigu jau padves, tai jau padves jau nebetmintis. Tą pastebėjau. O tos tikras originalios plokštytės dar po kol kas laiką. Tai pasitaika ten ir Tegros procesorių kažkokių problemų, bet ir turbūt su ramu ten kažkas dar negerai yra, bet, vadinkim, iš 10 plokščių, 2 plokštės kokios būna, jau net minties problemas. Mašinas vis dėlto seniai, tai reiktų neužmiršti. O Inteliai, tai trojkės, tai, nenori, man dabar čia parodyti tų dėžių sukrauto MCU kalnais, kur plokščių, kurios tiesiog mirusios yra. Tai. Bet žodžiu, startą turim. Tai ruoškitės, kas turit trečiukus, nenustebkit, jeigu vieną gražią dieną rasit negyvą ekraną. Tai reiškia, nusimatys nemažas išlaidas ir nebeturėsit tokios mašinos, kokią jūs turėt prieš tai. Dar vienas niuansas, paminėsiu, ką aš pastebėjau pas trečiukus. Jeigu žinot, kai turit kompiuterius, notebookus ten, žaidiminius, reiškia, kompiuterius, grafinės plokštės ir visą kitą. Tai Tesloj pastebėjau tokį dalyką kaip, žodžiu, termointerfeisas. Jis degraduoja. Tam, kad aušintus procesorius, aušintus, žodžiu, ten maitinimo grandinės tokias yra. Yra tie patys garsas stiprintuvai, mikroschemas, tai tos vietas tarp aušinimo korpuso, prie kurie bėgs skystis, ir mikroschemas yra tokias, vadinkim, ir pastas, ir ten tokia termomolis vadinams. Tai, žodžiu, jisai skeldė ir, žodžiu, aušinimo efektyvums blogėja su metais. Gal net galėčiau ir parodyti kokią plokštę, bet dabar nepasiruošiau. Kitą video kažkurį parodysiu. Tai, žodžiu, kaip notebookus aptarnavimus reikia daryti, termointerfeisą keisti. Tai panašu, kad Teslom lygiai taip pat reikės daryti. Tai ir vėl toks niuansas. Tegroj aušinimo interfeisas buvo geresnis negu, pavyzdžiui, Inteliai. Inteliai tokia yra
termomolis, kuris per laiką jisai skeldė, jis tiesiog, aš manau, kad ateityje aplamai jis pasidarys trapus. Tai vat, toks vat niuansas dar. Kokybė, žodžiu, nuo 18 metų stipriai važiuoja į apačią. Progresuojančią kreivę. Taip kad aš ten nenoriu įsiplėsti čia tos visas bėdas pasakoti žmonėm, bet klimų neveikimus ten jau net nesvarbu, žodžiu, neįsiplėsiu. Aš čia buvo video tiesiog apie tai, apie ekranus, kurie užgesti ir gal užgesti bet kada. Ir kad žmonės, kurie tas mašinas turit, aš suprantu, gal jums patogu nurašyti tas problemas ant žmonių, pas kurios tos mašinas atsidūrė. Bet tai nesąžininga. Tie ekranai gesti ir užgesti gal bet kada. Tiek pas jumis, tiek pas meistrus, tiek technikinėse, tiek žodžiu bet kur. Nes tai yra problema, tai yra Teslos problema, tai yra programuotojų problema, tai yra... Duosiu kitokį pavyzdį. Kiek telefonų turit, kurie nusena morališkai praėję 10 metų? Ar pas juos flešai padvisi? Pagalvokit, kokios apimtis jie naudoja duomenų, fotografavot, gėlėt nuotraukas, naudojat visokius Instagramus, Facebookus ir visokius dalykus. Atmintis siuvos nežmogiškais, vadinkim, duomenų srautais. Tai telefonai šiaip aš mažai girdėjau, kurie būtų sugedę dėl atminties problemos. Taip kad jums vat palyginims. Kiek metų praėjo su jūsų išmaniu telefonu, kuris ten be proto kiekvieną dieną yra maigoms ir ten viskas daroma su juo. Ir kur yra mašina, kuri turi labai palyginus mažą operacinę sistemą, turėtų turėti labai mažą duomenų srautą, nes ten įvykiai yra tik tai susiję su jūsų vairavimu. Jūs ten, žodžiu, čia taip tiesiog palyginimui. Tai va, toks šiandien ryto video. Prakalbėjau visą laiką, realiai kava šalo, tai išgersiu šią taip kaip ir šaltą. Tai va, tai tiek žinių. Geros jums kloties, gero jums kelio, geros jums dienos ir mažiau problemų gyvenime. Te.